žinokit, man atrodo, kad čia bus mano aukščiausia kilometražo savaitė ever. Nežinau. Pasižiūrėsim sekmadienį, bet man atrodo, kad bus, žinokit. Labas rytas. Sveiki atvykę į mano naują video. Praleisim savaitgalį kartu. Laukia tikrai fainas savaitgalis. Turėsim varžybas čia savo stadione, tai eisim palaikyti savo komandos draugės. Bėga 800. Tai bus labai faina. Šiaip negaliu patikėti, kad jau prasideda varžybos. Bet smagu bus palaikyti, pasižiūrėti ir pačiai nedalyvauti. Atsidarau Instagramą. Pasižiūriu, kad labai daug laikų. Galvoju, kažkaip įdomi, kažką taip išlaikino. Ogi spėkit, kas? Mamukas mano, didžiausia mano fanė. Tai žiauriai miela ir iškart pasilgstu, taip atrodo tokie maži dalykai ir norisi apkabinti, pamatyti. Jo, tai taip kažkaip paglostė širdelę, kaip pamačiau. Tai šiandien miegas buvo toks 3 iš 10. Žodžiu. Vakar gal buvo padaryta klaida. Nusipirkau tokius žalios arbatos maučiai ir labai mėgstu maučiai. Šiaip labai skanu man. Ir viskas sakei, bet valgyti prieš einant gult turbūt nebuvo pas geriausias dalykas. Vis tiek žalia arbata turi kofeino ir čia rašo, kad yra žalios arbatos. Tai mano toks miegas buvo, žinot, kai visą naktį miegi, bet viską atsimeni, atrodo. Žiūrėsim, kaip šiandien seksis man, nes aš tikrai labai sunkiai orientuojuosi dienoj, kai neišsimiegu gerai. Bet šiandien turim 16 kilų dienai, 6 mylias, tai 9,6 kilo ryte ir 4,6 kilo vakare. 4 mylias ir gausi 16 dienai. Tai kitam vlogė turbūt pasakysiu, kad ir mano jau varžybų startas artėja. Manau, kad nusprendėm, kur bus pirmas startas, koks bus pirmas startas. Tikrai anksčiau netikėjus, bet kadangi bus čianais, namuose, tai kodėlgi ne. Tai va, eisiu ruoštis, eisim bėgt ir susitiksim turbūt po bėgimo. 9,5 kilo dan. Kojytės tikrai pavargusios po vakar treniruotės, bet viskas gerai. Dar vakare lengvai prasibėgsim, eisim šiandien varžybų. Tai visai exciting diena laukia. Ir šiaip pulsas visai aukštas, 1,46 šiandien, tai ir lyg ir nebėgam, taip greit reiks pažiūrėti, koks average buvo, bet jo, tikrai jaučiasi nuovargis. Bet aš manau, tas pulsas aukštas, nes neįsimegau gerai. Net nesakysiu, kiek mėgau, kad po to nebūtų ten komentarų. Draugės paleido, dar bėga daugiau biški. Tai aš palauksiu, pasimankštinsiu ir susitiksim vėliau. Ruošiuos bėgt, ką tik panepinau, nesakau, mėgau šiandien, tai žiauriai prastai. Nežinau, tai jausmo, kai eina diena ir jauties, kad blogo atrodo apsivemsi. Tai aš visą dieną taip jaučiuos, biški numigau, tai nežinau, ar geriau matysim, bet žodžiu. Reikia daryti antrą bėgimą, tai suvalgiau tą savo ledą, kur rodžiau šiandien ryte. Tai ne ledas, tas maučiai vadinamas, tai tikiuosi, kad mano pilvas atlaikys. Nežinau, kaip jūs darot, kai reikia antrą kartą bėgti, nežinau, ar bėgat antrą kartą ar ne, bet man tai čia pats sunkiausias dalykas, atrodo. Aš padarau treniruotę ir aš noriu gulėti lovoj visą dieną. Ypač po vakar sunkios treniruotės aš tokiais įtaškius jaučiuosi, dar kai neišsimiegojus gerai, be žodžių. Eisim bėgt, šiandien 16 kilų diena. Ir žinokit, aš pasiskaičiavau ir mes turėsim nemažai kilometražo šią savaitę. Ir čia nėra planas, bet kadangi aš dabar bandau bėgti, o ne daryti vakare kroso treniruotės, tai natūraliai tas kilometražas pakyla. Šiaip aš dabar galiu suleisti, nes vis tiek yra pasirašymo laikotarpis, tai viskas okei, bet aš nesu tiek bėgusi dar, tai nežinau. Ir sunkios treniruotės, ir kilometražas kyla, tai svarbiausia, kad tik tai jaustumėmės gerai. Jau ruošiuosi išeidinėti ir norėjau paklausti, o ką jūs klausot, kai bėgat? Nes aš, kai bėgu su komandos draugiam, tai mes tiesiog šnekam, o kai antrą kartą bėgu arba darau kroso treniruotės, labai mėgstu YouTube žiūrėti per kroso treniruotės, o kai bėgu, dievinu klausyti podcastus. O jūs? Nes kažkaip man mintis gal nukreipia ir aš taip kažkaip įsigilinu ir man tas bėgimas lengvesnis pasidaro ir greičiau praeina. Jeigu neklausot podcastų, pabandykit, žinokit, žiauriai fainas dalykas. Bandau per galinę kamerą filmuoti,
kad nebūtų kokybė tokia tragiška, bet kas man labai patinka, čia kur aš esu, kad yra tokie labai faini takeliai bėgioti, jie minkšti tokie, tai žiūri fainai lengviem bėgimą vysi, tai va tokie va parodysiu. Filmuoju, nes jaučiu, kad jau biškį per greit bėgu, tai nusiraminti reikia. Iš tikrųjų, jaučiuos gerai, bet norėčiau biškį lėčiau bėgti, nes vis tiek antra treniruotė, bet greitai prasibėgo, faino podcastą paklausau, tai jo, eisiu ruoštis, nes jau biškį vėluoju, tai... It's pizza? Yum! So cold. Aš jau grįžau, žiauriai sušalau, bet pasidariau arbatytės, eisiu nusimaudysiu, eisiu gult ir rytoj laukia mūsų ilgas krosas, tai užbaigsiu šiandien dieną čia. Fainai pasibuvom, pasižiūrėjom varžybas, rytoj dar vyks, nežinau, ar eisiu žiūrėti ar ne, bus matyti kaip jausius po longo, nes neturim, kas iš mūsų dalyvauja, bet gal visai nieko būtų pasižiūrėti, pats sakau, įdomu, kaip bus su longu, nes rytoj vėl turim greitėjantį krosą mes, tai kaip ir praeitam vlogė sakiau, man atrodo, bus panašus kažkas, tai 2-1 kilas ant sunkių kojų, nes sunki savaitė. Susitiksim rytoj. O dabar aš sakau jum labanaktis. Linksmo šeštadienio, lekiam į longą. Tipo, Amerikai sakai Happy Saturday, o kai sakai lietuviškai linksmo šeštadienio, tai skamba keistai, ne? Biški, ar man čia vienai? Dabar važiuoju, klausau muzikos ir norėjau paklausti, su kuo jūs užaugę esat? Nes man tai Colin Harris visiškai. Tas toksai, man atrodo, laikotarpis buvo, jeigu iš tų, arba selas. Tai, vat įdomu, su kuo jūs užaugę. Parašykit komentaruose. Čia aš esu šiaip grupėse, ten aš matau Facebook'e, pavyzdžiui, kaip pardavinėja numerius ten su savo užrašais, ne, ten 2000, 3000 eurų. Žinot, Amerikoje aš pasidariau už kiek savo, kokius noriu numerius. Aišku, turi būti laisvi, bet $100 ir kokius nori. O žinot, aš pasidariau GG, bet tikrai ne 3000. O pat įdomu, kodėl, ne? Kodėl Amerikai kainuoja padaryti $100, o Lietuvoje žmonės pardavinėja už beveik kiek pinigų, ta prasme. Ši regitrai nežinau, kiek kainuoja, tai jūs gal daugiau žinot, bet Amerikai tik $100. Jeigu Lietuvoje būtų 100 eurų, tai visi važinėtų su savo numeriais, jau čia ne. Pasakiau, kad pasidariau GG, bet nepasakiau kodėl. Tai dėl to, kad aš esu Gabija Galvytytė ir Amerikoje GG, tai tarėsi kaip GG. Tai mane vadina GG, tai aš pasidariau GG. Bet aš pasidariau GGE, nes nebuvo laisvų, ar G1 norėjau, bet nebuvo, tai užimti buvo, bet jo, mane vadina GG, tai toksai kaip GG. Lietuvoje būtų Gigi, tai... Žiauriai sunkus longas, žiauriai. Dabar kai pradėjom daryti specifinės treniruotės biškį aštrintis, tai kojas atrodo, kad bėgi su svoriais. Tai gavus tas pats kaip ir anasik, 13 mylių po 6, 17, 18 peisų. Įkelsiu čia, tai eina savo visiškai, net nesurinku žodžių. Sunku, labai sunku. Bet stipri savaitė.
Padariau klaidą. Mano draugė... Oi, mes su draugė susitarėm susitikti... O Jezu, kas yra? Draugė susitarėm susitikti ir nebiškė dar bėga. Tai užsakiau jai maisto, žinau, kad nemėgsta burrito, tai užsakiau burrito ir užsakiau jai latte su lavender latte, bet aš pamiršau, kad jinai pieno netoleruoja. O aš sakiau, jinai gali gerti, bet jai su skrandžiu negerai būna. Ir aš pamiršau, kad jinai negeria pieno, tai tikiuosi, kad nesupyks. Ai, bet atėjom pavalgyt. Aš čia, jinai to atvažiuos į tokią, kaip matėt, bakery, tai jo, parodysiu maistą. Po longo mačą išgėriau per 3 minutės. Nieko nėra geriau negu tiesiog pienas su kažkuom. Žiauriai gerai. Geriausias atsistatymų gėrimas. Dabar tai pavalgyti. Tad laukiu draugės. Žinokit, taip longas ištaškė, tik va gražu pavalgėm su draugė ir jaučiuosi tai kaip tokia gavus iš kažkur biškai galvą, nežinau, tokia visiškai ištiškus, pavargus, energijos nulis, bet dabar gal 2 valandos yra, žiūrėsim, gal eisim žiūrėti 2 dieną varžybų. Bet va, atrodo, atsikėlė ryte, išvarėm, prasibėgom, pavalgiau ir jau 2 valandos, tai praktiškai pusė dienos nebėra. Manau, varysim žiūrėti varžybų. Gal kažkaip surasim jėgų. Toks mano outfitas, kameros neimsiu, tai parodau ir lėkiu žiūrėti varžybų. Filmuoju savaitgalį ir aš grįžau iš varžybų, tik tai vieną klipą padariau, bet ką aš dabar veikiu? Maitinu savo starterį vėl. Čia kaip mano vaikelis, žinokit. Ir aš tikiu, kad jis man užaugs ir galėsiu aš keptą danyktę, tai va, ką aš veikiu 9:30 vakaro grįžus. Maitinu savo starterį. Tai va, eisiu ruoštis ir eisiu gaut. Susitiksim rytoj. Labas rytas, sveikinu su jumis sekmadienį. Aš jau kaip matot pasiruošus bėgti, šiandien lengvai 8 kilai. Tai norėjau pasakyti, kad nuovargis labai jaučiasi, tikrai sunki savaitė šita. Ir kaip matėt praeitam klipe, mano miego pulsas tikrai irgi pakilęs, kas rodo, kad kūnas tikrai dirba, bet viskas gerai, nes vis tiek esam paruošiamajam laikotarpiu, tai nebus lengva ir ta savijauta tikrai nebus geriausia, bet dabar tiesiog norisi užbaigti savaitę. Rytoj vis tiek laukia atkarpos, tai užbaigti savaitę, bet rytoj laukia atkarpos. Tai bus matyti kaip seksis, bet dar netyčia nufilmavau ryte šiam video, susfilmavau, va ką tik pasižiūrėjau. Bet jūs jau turbūt būsit matę tos video, tai įdomu, ar pastebėjot ar ne. Bandysiu pagreitinti gal kažkaip ir uždėti muziką, nežinau, pasižiūrėsiu, kas gausis, bet jo, aš einu prasibėgti, o mes turbūt susitiksim vėliau. Na jo, dar tiek nesubėgus karjeros rekordas kilometražo, tai jausmas geras, ką galiu pasakyti. Geras jausmas. Iškart po kroso kreatino su elektrolitais ir šiandien dar užsirašiau į mobilumo treniruotę. Tokio jogos studijoje,
Man patinka šiaip tokios sekmadienį, nes ten labai tokios lengvos, daug prasitampimo, su rolu biški prasimasažuoti, tai pats tas po geros savaitės. Tai užsirašiau 4 valandą ten, o dabar lėksiu greit nusiprausti ir reikės nulėkti iki parduotuvės, nes jau neturiu nei dušo žalės, neturiu, ko čia dar, gal kokio muilo, tokių smulkmenėlių, buitinių dalykėlių, tai sveikata. Ir dar pasižiūriu komentarus, nes tikrai skaitau ir pasižiūriu, visai fainai. Ir tikrai yra labai daug palaikančių, bet vis tiek kažkas kažkur nori kažką pasakyti, įgelt. Vat atrodo, kodėl. Vat, nežinau, kažkaip toks keistas dalykas, nes vis tiek ašgi juk pradedu tik tuos video filmuoti, aš nauja esu, dar mokausi, pas mane tikrai jie nebus tobuli, gal net niekada nebus tobuli ir aišku, vat, kad naudoju angliškus žodžius, pavyzdžiui. Tai jeigu aš stengčiausi jų nenaudoti, tiesiog būtų nenatūralus video. O aš noriu taip natūraliai, kaip man gaunasi prišnekėti. Visgi tai yra mano kanalas, aš keliu video, o kam nepatinka, gali tiesiog nežiūrėti tų video, ne? Tai, norėjau kažkaip pasisakyti. Bet šiaip žiauriai ačiū tie, kurie parašo, nes tikrai ir gaunu ir Instagram'e žinučių ir jūs pakomentuoti viską, tai žinokit, man tikrai daug ką reiškia, nes man patinka filmuoti, kaip ir sakiau, ne vieną kartą ir kai dar gauni tą tokį pozityvų palaikymą, tai iš vis labai smagu, žinokit. Tai va, o dabar jau tikrai einu ruoštis. Grįžau, galiu parodyti, ką nusipirkau iš maisto, jeigu įdomu. Įdomu ar neįdomu, vis tiek parodysiu. Tai nusipirkau duonytės, kol laukiu, kol pati savo iškepsiu. Steikas, kaip ir sakiau, tikrai daug valgau jautienos. Bananai. Marinuoti agurkėliai. Grūdėta varškė. Popkornai. Pienas, migdolų pienas, tokie krekeriai. Tada nusipirkau jogurto, granolos ir šokolado. Tai toks tas mano haulas. Dar prie to pačio parodysiu, užsisakiau Nespresso kavos. Tai aš turiu Nespresso aparatą čia Amerikoje, kaip matėt, kai kavą dariau pirmam vlogė. Ir turiu šiaip ir Lietuvoje, nes man labai Nespresso patinka. Ir žinau, kad yra daug nuomonių, kad kapsulės brangios, bet žinokit, vis tiek tos kapsulės išeina pigiau nei jums pirkti kavą kaviniai. Žinoma, priklauso nuo kiekvieno žmogaus, ar jūs norit tiesiog užpilamą kavą gerti ar panašiai, ar turėti kitus aparatus, bet mačiau, kad šiaip kapsulės ir Dolce irgi labai pabrangusios. Tai aš parodysiu, čia aš ką užsisakiau, tai užsisakiau vieną šoto espresso be kofeino, tada su kofeinu, kad galėčiau pamaišyti, nes man patinka stipresnė kava, bet man nereikto kofeino per daug. Tada nusipirkau 2 šotų be kofeino irgi, tada nusipirkau tokį Ice Legero, tai šaltai kavai pasidaryti, ir dar nusipirkau tokį 2 šoto espresso Active. Tai čia, man atrodo, jis su vitaminu B gal, jo su vitaminu B6, vanilla ir almond flavor. Tai va. Tai tokius užsisakiau, man labai patinka pačiai kavą darytis ir man patinka ir šiaip išeiti atsigerti kavos ir pasidaryti pačiai. Tai tiek, dabar eisiu pasidaryti pietus, pačilinsiu ir eisiu į mobility treniruotę. Aš jau grįžau namo, nusiprausiau, dabar redaguoju vlogą ir norėjau užbaigti šitą video. Kaip visada, labai ačiū, kad žiūrit. Jeigu žiūrėt iki galo, palikit širdelę komentaruose.